Esi filmavęs prank callus. Ar nesijauti blogai, kad trukdai žmonės, kurie tiesiog dirba savo darbą? Ar dabar yra tavo socialinių tinklų augimo pradžia, ar jau pikas? Ką pasakytum žmonėm, kurie galvoja pabandyti veipinimą? Kostas rašo, kaip apibūdintum savo turinį socialiniuose tinkluose. Aš apibūdinčiau savo turinį kaip komedinį, šiaip mano pagrindė yra parodijos, mokytojų parodijos, šiaip iš gyvenimo kažkokių istorijų, tiesiog atsakysiu parodijos. Ar dabar yra tavo socialinių tinklų augimo pradžia, ar jau pikas? Aš pats nežinau. Man užeina noras filmuoti ir man sekasi, tada dingsta ir man nesiseka. Šiaip pasakyčiau, kad gal ir pikas, nes dabar jau grįžau neseniai. Kokį turinį planuoju kurti ateityje? Šiaip neplanuoju kažkaip jo keisti, man patinka tas su parodėm ir man visai, manau, gerai sekasi. Tik tais gal dar kažką apie keliones pridėčiau, nes vasarą daug keliavau ir planuoju keliauti, tai gal kokie mini vlogai, kažkas tokio. Toliau parodijos ir vlogai. Viename komentare minėjai, kad nuo 15 dirbai vadybininku, koks tai buvo darbas. Aš 16 metų įsidarbinau į kavinę, arbatinę ir per metus mane padarė vadybininku, tai 17 metų jo labai pasisekė ir labai džiaugiuosi tą galimybę. Koks tai buvo darbas, tai tiesiog turėjau kaip ir savo tokį tašką, kur reikėjo prižiūrėti komandą, reikėjo prižiūrėti visą darbą. Tai vadovavai vyresniems žmonėms. Taip, komanda buvo visi vyresni už mane, bet labai gerai suėjom, labai gerai sutarėm ir tiesiog buvom visi kaip draugai. Tai neapskaičiau, kad aš ten labai vadovavau. Kaip pavyko priversti juos klausyti? Tai aš manau, kad tiesiog buvo ta tokia, kadangi mes gerai sutarėm ir visi buvom draugai, buvo tiesiog tokia paprasčiausia pagarba ir tu kažką paprašai, padaro, jie kažką paprašo, aš irgi padarau. Tai buvo toks tarpusavy geras ryšys. Triple lingo. Ar tiesa, kad esi dalyvavęs vertėjų konkurse? Taip, esu dalyvavęs vertėjų konkurse gal 9 ar 8 klasiai, tai verčiau iš lietuvių į rusų, nes gerai moku ir lietuvių ir rusų. Ir šiaip, man rodos, net užėmiau kažkurią vietą, gal 2? Tikiuosi, kad 1. Taip, dalyvavau. Kaip tie konkursai vyksta? Pas mane labai bloga atmintis, bet čia buvo pas mus mokykloje vyko, tiesiog, kad į visas mokyklas, kiek aš suprantu, išsiunčia tam tikrus tekstus ir kaip pamoka vyksta, dalyviai susėda ir verčia per tam tikrą laiką, vėliau atiduoda patikrinimui. Kaip pamoka? Videomakeris. Ar įkeli visus video, kuriuos nufilmuoji, ar dalį nusprendi pasilaikyti savo? Šiaip turiu daug video, kurių nesu įkelęs, dėl to, nes atrodo, kad buvo per greitai padaryta, gal galėjau geriau, nelabai kokybiškai. Tai daug draftuose yra daug, kur įkeliau ir po kokių 10 minučių užsiprivatinau. Tikrai ne viską įkeliu 70% nufilmuoto turinio. Iš Instagramo atrodo, kad labai daug keliauji. Kaip tau tokiam jaunam taip išeina? Aš nekeliauju labai daug, aš keliavau labai daug šią vasarą. Man buvo suėję 18 metų ir vasarą čia buvo man pirma pilnametystės. Šiaip dirbau nuo 16 metų, turiu kažkokių santaupų ir kadangi labai griežtai augau vaikystėje, nelabai keliavau dėl to, nes darbas buvo Lietuvoje pas tėvus. Tiesiog labai mažai keliavau ir labai to norėjau. Buvau 2 kartus Graikijoje, ten Olandijoje iš savo santaupų. Kaip nusprendi, į kokias šalis keliausi? Dažniausiai aš prisijungiu prie kelionę, man pasako, kad kažkas kažkur keliauja ir aš, davai, let's go, aš irgi tada prisijungiu su jumis. Šiaip labai Olandiją norėjau nukeliauti po Graikijos, dėl to nesusipažinau su daug Olandų. Čekijoje buvau dėl to, nes draugė studijavo Erasmuse ir išvažiavo į Čekiją. Papasako, kaip sugalvojai savo nickname'ą. Tai mano nickname'as yra Artis Max, kadangi mano pirmas vardas yra Artiomas, o antras krikšto vardas yra Maksimilianas. Tai taip ir gavos Artis Max. Esi filmavęs prank callus. Esu filmavęs prank callus. Ar nesijauti blogai, kad trukdai žmonės, kurie tiesiog dirba savo darbą? Blok. Ne, tuo metu, kai filmavau, kai buvo ten 16, kai žmonėm tai patiko, tai aš jaučiausi, kad kažką faino darau, bet aišku, po to ateina ta mintis, kad ten skambinėsi kažkokias, greit ten kebabinės gal nelabai, bet kažkokias rimtesnės įmonės, tu trukdai kitiems žmonėms, kurie bando ten dasiskambinti. Tai aišku, taip nebedaryčiau tikrai. Tai jaučiaus blogai. Mačiau, kad esi užtagintas ateitininkų grupėje. Gal gali paaiškinti, kas tai yra? Ateitininkai tai yra bendruomenė nuo pat mažų klasių iki senyvo amžiaus žmonių. Tai yra katalikiška bendruomenė. Jie vadinasi ateitininkai nuo žodžio ateities, tai jie kūrė Lietuvos ateitį. Aš ten toj buvau organizacijai pakankamai nemažai laiko ir tiesiog vienu metu
kai jau po studentų šiek tiek atsiribau, bet vis tiek karts nuo karto nuvažiuoju į kažkokias stovyklas, jie labai fainas kuria. Religinė, patriotinė organizacija. Barų apžvalgos. Geriausias vakarėlių vietos Vilniuje yra. Čia rašo barų apžvalgos. Į barus nelabai vaikštau, bet jeigu klubai, tai manau Rumoras yra visai neblogas. Opiumas, jeigu kažkam reivas patinka. Ten apie tos visokius bardakus ir taip toliau nešneku, nes man nėra 20 ar 21. Šiaip aš gerti legaliai negaliu, tai negerkit, jeigu nėra 20. Čia labai svarbu. Tai jeigu mano amžiaus geriausias vakarėlių vietos yra namuose su draugais, prie puodelio arbatos. Kodėl visada miegi su kojinėmis? Nuo vaikystės taip pripratau ir tiesiog man kažkaip, kai šilta kojom man patinka. Ar pastebėjai, kad dabar daug tavo TikTok video yra be garso? Nepastebėjau. Ar žinai, kodėl taip nutiko? Bet aš įsivaizduoju, kodėl taip nutiko. Aš netikrinau savo paskyros, bet žinau, kad dabar uždraudė TikTok'e dėl autorinių teisių tas visas populiariausias muzikas ir dainininkus. Gerai, kad aš paskutiniu metu parodijas filmuoju, tai man nereikia tų visų muzikų. Ar planuoji kažką dėl to daryti? Ką aš galiu padaryti? Ką aš galiu parašyti į, Universal Music, kad leistų vėl? Drake fan. Esi kolabinęs su kitais TikTok kūrėjais, koks būtų tavo svajonių kolabas? Norėčiau pakolabinti su Sasha the Jeweler, man jo kontentas labai patinka, visada prasimušu, vis dažiau juokinga. Manau, su kūrėjais, kurie daro panašų kontentą kaip ir aš, taip ir pačiu Sasha the... Kaip rašo the Jeweler? Ai. Ir Omantas. Ir Godo problema. Ką pasakytum žmonėm, kurie galvoja pabandyti veipinimą? Tai jeigu nėra 18, pamirškit. Aš manau, kad viską išskyrus narkotikų reikėtų pabandyti gyvenime, bet mes nežinom iš tikrųjų, kas yra tose veipose ir kas bus žmonėm po ten kokių 40 metų. Ir tuo labiau, faktas, kad tai kenkia plaučiam, ten kaupės vanduo girdėjau ir kažkas tokio.